Atvažiavau į Comic Con Baltics parodyti jums stilingiausius šios dienos lankytojus. Važiuojam. Iki. Gražiai atrodote, išskirtinai labai. Kas įtakoja jūsų outfito pasirinkimą? Norėjau pažiūrėti, kokios bus žmonių reakcijos. Visokingas. Ir ko sulaukai? Labai įvairių dalykų. Labai daug žmonių norėjo fotkintis, kas mane nustebino. Bet jo, daug žmonių būna juokas, tai juokinga. Aišku, išskirtinai, atrodo tikrai pripažinsiu, kaip su aukštakulniais. Vat vienai dienai pabūti, kaip koks jausmas. Pirmos dienos 4 puslės, bet tai manęs nesustabdė antrą dieną jau apsimano. Dar pritaro, žurnalis. Kiek laiko ūsus trūko prikliuoti? Kurį laiką šiandieną teko grįžti iki make-upo stendo mūsų fone, kad persiklijuoti iš naujo, bet viskas laikosi puikiai. Ar nekarstas su tokiais holačiukais, jeigu tai tikrai karšta, dabar kai oras plus 26-7, tai prakaituojam, tikrai taip. Vaizduoju, bet viskas dėl grožio. Taip, dėl grožio. Labai spalvingi outfitai, spalvų paletė visa. Kas per personažas esate šiandien? Aš esu tiesiog gražiai apsirengus princesę, nes manau, kad mes moteris turim gražintis ir turim būti princesė. O jūsų kolega? Aš tiesiog per daug žaidimų žaidžiu, tai iš Warzone, galim sakyti. Arba iš Rainbow Six Siege. O su kostiumu ateit smagiau, pavyzdžiui, kaip tu geriau jautiesi? Visiškai smagiau. Comic-Conas yra ta vieta, kurioje tu gali keliom dienom pabūti kažkuom, ko tu nesi, ir aš manau, tai toksai labai smagus atvejis pabėgimas nuo rutinos. Tai kas merginos, labai gražiai atrodo. Tai šiandieną kas buvo įkvėpimas jūsų pasirinkimui aprangos? Tas veikėjas, man jis tiesiog patiko, tai aš jį norėjau pakosplainti. Tai man irgi patiko, kaip jisai atrodė, tiesiog išvaizda, jo elementas, taip toliau. Ar dažnai persirengėte taip, ar tik būtent tokiam renginiui? Įvairiai. Įvairiai? Kokiam progam dar, pavyzdžiui, pasipuošėt? Nu tai, tarkim, jeigu kažkur varom susitikti, būnam susitariam kartais susidėti kostiumus, arba į tokius renginius. O sulaukia, pavyzdžiui, daug žvilgsnių gatvėje? Jo, daug. Labai daug. Patinka tas, ar įdomu? Nelabai. Man tai patinka. Neišmanau šitų dalykų, tai kokį veikėją šiandieną pasirinkote? Pasirinkau Blitz, jo vardas yra Blitzo, bet The Silent O. Tai Blitz iš Hello Boss, the animated series on YouTube by Vipsipop. Trūko surasti tokią outfitą, kad kaip šiandien atrodytų. Ir makiažas kartu. Makiažas iš tikrųjų stebėtinai labai trumpai šiandien truko, lyginant su kitais cosplay, kas trunka 3-4 valandas. Šiandien vien tik apsirengti ir pasidažyti užtruko gal tik valandą 2 ir aš labai džiaugiuosi dėl to. Bet pats kostiumas šitas yra kaip ir nupirktas pats kostiumas, bet visa kita yra rankų darbas visiškai nuo nulio. Tai sumoj galim sakyti, su pertraukom tai 6 mėnesiai gavosi. Feilai nutinka visiems, dėja šis interviu neįsirašė, nors tai buvo mano tikriausiai mylimiausias lūkas, labai įspūdingai realybėje atrodė, žmogus netgi buvo be batų, sakė, truputį šalta buvo. Na, ši grupelė tiesiog įspūdingai atrodė, tai sorry už nesklandumus, einu atleisti savo operatoriaus. Iki greito.